Savo namuose turime begalybę darbų ir projektų. Daug nuveikta, bet dar daugiau laukia prieš akis. Apie visą tai dar papasakosim ateityje. Bet kol kas atėjo žiema ir daugumą jų teks palaukti geresnių orų. Žiema yra tam tikras stagnacijos laikotarpis. Čia kaime, žiemą, šiek tiek apsunksta buitis. Daugiau laiko tenka praleisti prie pečiaus, nes laukia vėsu. Dienos trumpos. Na ir tą pečių juk reikia kūrenti. Tai kol kas pakalbėkime, ką šią žiemą veikiame. Pirmiausia, turėjome pasiruošti šalčiams ir sudėti namo dubeltus. Dubeltai – tai antrieji žieminiai langai. Be jų būtų beveik neįmanoma palaikyti šiltų patalpų žiemą. Kai jau paruošėme namus šalčiams, ėmėmės tvoros statybų. Tvora yra mūsų vienas pagrindinių projektų šiais metais. Vasarą spėjome sklypo perimetrų įsirengti polius, ant kurių dabar galime montuoti medinius tvoros stulpus. Poliai tai tarsi pamatas tvorai. Reikalingi, kad mediena neturėtų tiesioginio kontakto su drėgna žeme. Ir taip stulpo mediena tarnautų ilgiau. Šį rudenį gavome tinkamos medienos ir parsigabenome ją į savo kiemą. Dabar buvo laikas susipjauti ją tinkamais ilgiais ir išdėstyti šalia polinių pamatėlių. Kruopščiai išsimatavus iš pamato kyšančias armatūras, reikėjo susižymėti ir kiekvienam stulpui išgręžti po 3 skyles. O tada jau kelti medinius rąstelius ir užmauti ant kyšančių metalų.
Tuomet kalti, kalti ir dar kartą kalti. Iš viso sumontavome beveik 70 tvoros stulpų. Procese reikėjo sugadinti 3 kuokas. Sekantis etapas bus rasti ir parsivežti medinių karčių, kad galėtume jas horizontaliai tvirtinti tarp stulpų. Taip apjuosdami visą sodybą lengvai neperžengiama kartinė tvora. O kad iš mūsų kiemo nepaspruktų mūsų šunys, paskutinis etapas bus vertikaliai sukalti skelto medžio lenteles, šiuose kraštuose vadinamomis štankietais. Bet čia jau ateityje. Kol kas su tvora tiek. Vasarą vienoje pusėje namo išardėme senas medinės grindlentes, kad galėtume apšiltinti grindis ir pamatą. Grindlentes buvome sudėję lauke, kad netrukdytų šiltinimo ir betonavimo darbams. Dabar, kai šie jau baigti, laikas jas sunešti atgal į namus, kad vėl aklimatizuotųsi kambario temperatūroje. Tai yra būtina, kad vėliau sudėjus grindis, po kurio laiko neatsirastų dideli tarpai tarp grindlenčių. Kadangi viena namo pusė yra tuščia ir paruošta tolesniems renovacijos etapams, nusprendėme ją panaudoti laikinoms žiemos dirbtuvėms, kad būtų šilta darbuotis ilgais žiemos vakarais. Iš netoliese esančių pažįstamų gavome beveik pilną molio tinko didmaišį. Tik reikėjo sugalvoti, kaip beveik toną sveriantį molio gabalą pasikrauti ir išsikrauti. Čia pagelbėjo iš karčių sumeistrautas trikojas ir ant jo pakabinta grandininė gervė. Tinką išsibandėme ant pertvarinės sienos. Tikslas buvo užkimšti visus tarpukus ir plyšius tarp rąstų, kad prie jos kuo geriau priglustų medžio plaušo plokštė. Vėliau ši siena dar kartą tinkuosis.
Toks sluoksniavimas turėtų kiek įmanoma pagerinti sienos garso ir šilumos izoliacinės savybės. Taip planuojame padaryti su visomis sienomis. Bet čia jau darbas, kai atšils orai. Ir bus galima iškraustyti dalį daiktų iš namų. Pas mus, kaip visada, netrūksta senų dažų lupimo darbų. Jau minėtos grinlentės reikalauja senų dažų pašalinimo. Taip pat turime dėmesio prašančius langų lauko apvadus bei langinės. Naiviai tikėjomės, kad šį darbą galėsime atlikti savo šiltoje, žieminėje dirbtuvėlėje. Bet lupant senus dažus reikia juos įkaitinti, o šie stipriai smirda, todėl teko kraustytis į lauką. Namuose įrengtoje dirbtuvėlėje galėjome užsiimti tik triukšmo, dulkių ir nemalonių kvapų nekeliančiais darbais. Šiuos kriterijus atitiko naujų apvadų gamyba rankiniais įrankiais. Ilgai sukau galvą, kaip pasigaminti senai pirkiai tinkančius langų vidaus apvadus. Tokių dalykų nenusipirksi. Ir lyg tyčia pasitaikė proga iš draugo pasiskolinti rankinių apdailos obliukų, kas jau yra didelė retenybė. Ir jų pagalba sukurti tai, ko norėjau. Nepaprastas malonumas, kai iš medžio gabalo gimsta šis tas gražaus. Nekantrauju juos sumontuoti. Kai bus laiko. Šį kartą iš mūsų tiek. Dėkojame, kad žiūrėjote. Iki pasimatymo.